Čia kokie kalnai. Čia aikštutė gausis. Panašas projektas tas atšakinėta vieta yra dar kažkur, tačiau čia kasas, vienas šaltinis, aišku, tas dalykas pastoviai. Tai tas upelis, tas kur yra, tas upelis pastoviai. Tai vadinam tą upelį, pasidarė nušventę. Bet vis tiek gamta. Antri metai nepataiko, antri metai numuša, pramuša prūdą, numuša. Tai vienais metais vienaip padariau, pramušė, kitais metais padariau lygius sužaidžiu, kad būtų vieną pralaidą aukščiau, kitą žemiau. Ta prasme, atsiranda vanduo kažkur kitur? Ne, neatsiranda, per daug, supranti, tos pralaidos, kai būna ledą žiemą, tai visą užšala, o paskui pradeda tirpti, vandenį reikia išlydinėti kažkur, jis nėra kur ir spaudimas toks didžiulis, kad numuša, kaip sakant. Numuša tos ir viskas ir negali iki galo susitvarkyti, žuvies paleisti, dar va tokio va įvykį. Kiekvienais metais galvoju, va ką, aš ir jau pramušė, kodėl tas kūdonės, jos čia bus, dabar šis metais tai Tai neateina, Raimundai neateina čia? Galis vadinasi praustuvė. O čia ko reikėtų, kad prasivalytų tie dumbliai? Įleisti porą lemūrų. Lemūrų porą reikia leisti. O tie dumbliai žuvis, kurios ne lemūrų, o amūrų. Galima rankas nuplauti. Tai buvo tokia. Stirnos. Čia stirnų kanopės. Ne, čia stirnos. Kur? Čia va, jų pėdsakai yra. Čia va. Va čia, šitas. Ten dar daugiau. O šitas kokio gylio? Šios pasidarėm žiemų. Jie dar yra tokių vienetas. Čia va tokio rado. Sakau, čia kaip tik gera vietinkė būtų. Tiesmi paėmės vandenį.
Šitas visas gal ir O tai čia, ką vadinau, panašiai buvo džiunglės. O tai šitas lėnis, o taip buvo, kur be mičetės nepraeisi. Tai visas tas, kas yra, visa ta erdvė, ir tas, kas buvo, taip viskas žiūrėjo. Tai ten ekstrem trasa, taip pasivaikščioti, tai irgi įdomu. Išeini pasiklysti, negrybauji, ne ten pataikini. Dar kažkur tai viršų naišų, ne ten eidavo. Dieną dar nieko, bet kada yra tamsu, naktis, tai čia per aukštyn žemyn, tai čia atrodo tokia didžiulė teritorija, šitą kirutą neišbrisi. Einame vėl pasidaryti. O kas ten viršui? Nu viskas, prisiprašėt. Tuoj prie jų nusikratys. Ąžuolus uždėti atvertų, kaip tas vėla tokia būna, kad negraužtų. Nes ateina sauso jie negraužia, jie žali. Žievė atgraužia ir viskas ąžuolas. Labai gerai dengti. Nu jiems gerai. Ai, tu sargas geras. Bartai, po, mes. Aš kažkaip jūs čia įsivaizdavau. Kažkaip, nežinau, man tokia mintis buvo, kad gal čia jums gali būti gerai. Nežinau kodėl, bet taip vat. draugai tikrai yra. Reikia kur mėnesį, Europos Sąjungos Tai su kuriuo antras pavardė? žinokite, Tai čia viskas planuose. Planuose. Ten ta kur pieva yra, ten šitas nuolydis yra. Dalykas teka ten plūdas ir tenais. Nelegaliai galima pasistatyti, suprantat? O legaliai neleidžia. Tokie dalykai. Eini, atrodo, kitą kartą norisi prie ąžuolo ateiti ir atsisėsti. Bet kažkaip tai nedaini. Atsisėdi kažkur šalia, pasėdi, pabuvai, pabendravai, išėjai kažkokį tai žinai. Ten jeigu toliau ten paisit, yra tų žmonių, kurie supranta tą, sakysim, tą ir medį, ir akmenį. Ten yra toks kaip kalbantis akmuo, tokių turi visokių pavadinimų. Eina randa. Jie žino tokių, yra tų įvairių žmonių. Ateini čia susitinki, čia Kernavėj tokių, pradžiai čia būdavo tokių žmonių, kad susitinki ir būdavo pavaišins arbatą ir sėdi iki ryto, bendrauji iki ryto, galvoju, eik tu savo pasišnekėjom. Aš neuždaviau nei vieno klausimo, o į mano klausimus visus buvo atsakyta. Ir taip paskutyti išeina, galvoju, normaliai. Neišeina, todėl nepataikau. Šipsokis, Jolanta. Nu, va. Nieko, viena neišeina, netelpi. Man pasitraukti? Nu, aš galiu pasakyti. Vartai? O tai kodė gali pabarti? Kas ten dabar vyksta? Kas ten? Ten ne mūsiškiai? Ten vaikai kažkas. Bartai! Bartai! Ateik čia! Svarbiausia. Šauni pasikvieskit. Kas ten vaikai, Žilinai? Pas Audrius svečių yra. Ateik čia. Dalija? Sėdėt. Kornelija, tu irgi gali ten šipsotis. Ne tik. Būk Gerai, matai, sako iš toliau, padariau ir iš toliau labai.
Gul. Gul sakiau. Yra vieta, yra tas, kuris nepraleidžia, tas, kuris... Nu, tokių labai... Galvoju, pas mus kalnuotai gal reikėjo užpilti ir vandenukų tuos, kur buvo anksčiau tvenkiniai, Galima jau paprasčiausiai... Dabar be leidimo gali ar iki 20 eurų kasti prūdą. Nereikia nieko derinti. Savo žemė, jo. Buvo 10, o... Aš taip girdėjau, aš nebuvo netvirtinti, bet dėl 10 tai tikrinu. Nu va, čia va žalynas prasideda. Aišku, čia buvo daug sausuolių, dar va daug liko nedatvarkiam, kur yra ištempiam. Tai čia va tokia va, kas gaunasi su žalais, taip yra gerai. Bet tai čia jie tokie jau... Kas liko visi va, Jie dar neatsibūdė. visi stambus žali, tik jie prabunda vėliau negu Taip, taip, taip. Kaime biškį kitokie. Jūs nupjovė. su bebrai. Jų tenais užtvanka va yra viena ten toliau. Bet 300 ten tokių. Ir jie čia, kaip sakant, kol kas aš dar taip su jais bendraujam gražiau, nes jie visi eina vis arčiau ir arčiau prie prūdų, bet jie gali ir į prūdus, kaip sakant, įsimesti. O jie tokie nelabai nori išeiti irgi. Ne, nu, tai čia jų teritorija, čia reikia kažkaip... Sudėta šakaliukų pridaryta, kad yra. Čia per jas įdomi yra pasivaikščioti. Galėsim, einam per kitas, tenais bus tokia kitokia. Aha. Super. Bet O tai jie dieną nedirba, jie naktį dirba. Nu, va dabar į metas, kada jie turėtų išeiti dirbti. Ir matosi, va taip žmogus ateina, jie nebijo. Nu, reikia kur nors įsitaisyti. aha. Įsitaisyti. Dabar vat nežinau, paskutinis tas vat mėnuo kažkur, kaip ir nesijaučia, kad jį dirbtų, nes vanduo pastoviai teka. Šiaip tai, kada bebrai dirba, jie per savaitę, kas yra pramuša kur vandenį, jie užsideda, gal vėl kaimynai užsakė medžiotojus, nežinau. Bet šiaip tai aš jau galvojau, nebekviesiu, nes atrakcija atvažiavai, nu kur einam iki bebrų, ten ateini pasivaikščiai tas anas per jų, per trasos pasivaikščiai, kad ir vaikams, vat, kiek ten svečių atvažiuoja, ten kūrėsi šeimos. Aš jums parodysiu kelią.